Ar menopauzės strategijos yra bufetas? Bet prieš tai noriu jums visoms labai padėkoti, kad parašėte klausimus tiek į komentarus, tiek asmeniškai. Ir tikrai pasistengsiu kuo greičiau į visus juos atsakyti. Tad ar menopauzės strategijos yra bufetas? Menopauzė apima ne vieną, ne dvi sistemas, bet visas mūsų sistemas. Tad šios 5 strategijos, kaip mityba, fizinis aktyvumas, streso valdymas, miego kokybė ir 5 yra maisto papildai, vaistažolės, pakaitinė hormonų terapija, visos šios strategijos yra svarbios. Tad jeigu valgysi, ką nori ir kiek nori ir tavo gyvenime nebus fizinio aktyvumo, arba valgysi, ką nori ir kiek nori ir vartosi maisto papildus ir tikėsis, kad jie padarys stebuklą, nežinau, ar tu tikrai sulauksi tokio rezultato, kurio norėtum. Mano atsakymas, kad 5 strategijos nėra bufetas, jos visos yra svarbios, kad jaustumėmės gerai menopauzės laikotarpyje. Tad labai rekomenduoju tau turėti menopauzės wellness dienoraštį, kuriame galėsi stebėti visas 5 strategijas bei fizinę, psichinę savijautą. Šis dienoraštis kainuoja tik 5 eurus, gausi PDF failą ir galėsi jį naudoti tiek, kiek reikės. O jei menopauzės tema tau šiuo metu yra aktuali, kviečiu pasekti.